Žinau, kad yra ne vienas žmogus, kuris žiūri šį kanalą dėl neįtikėtinų faktų rinkinių. Na, turiu gerą žinią. Sugrįžtu jau su 11 faktų serija. – 2008-aisiais 20-metis studentas iš Belgijos mirė po to, kai pasišildė maisto likučius. Jis į mikrobangę tuomet pašovė ant stalviršio 5 dienas gulėjusius spagečius. Pasirodo, juose per tą laiką susiformavo bakterija pavadinimu Bacillus cereus, lietuviškai vaškinė bacila. Ją suvalgius ištinka itin stiprus apsinuodijimas maistu, užsienyje dar vadinamas keptų ryžių sindromu. Suskaudus pilvą jis nuėjo pagulėti, užmigęs daugiau jau nebepabudo. Ryte jo kūną aptiko tėvai. 2022-aisiais vyras vardu Jamesas kruizinio laivo bare laimėjo oro gitaros baro žaidimą, už kurį galėjo gauti vieną nemokamą gėrimą. Jį išgėrus tai tapo paskutiniu jo atsiminimu iki tol, kol atsibudo vandenyje už borto. Šis plūduriavo šalia Meksikos įlankos. Taip, vandenyje jis praleido 18 valandų ir buvo sugeltas 2 medūzų spiečiaus, kai jį pagaliau išgelbėjo tarnybos. Jis neprisiminė, kaip ir kodėl įkrito į vandenį. Sakė, kad pamena, jog išgėrė vos keletą gėrimų ir nebuvo labai apgirtas. Vandenyje jam išgyventi padėjo mintys apie 9 metų dukrą. Paauglė vardu Olivia Farnsworth iš Didžiosios Britanijos turi itin retą 6-osios chromosomos mutaciją. Tai vadinama delecija, kai chromosomoje trūksta nedidelės dalies genetinės medžiagos. Dėl to mergina nejaučia alkio, skausmo ir neturi pavojaus pojūčio. Ji vienintelis žmogus pasaulyje, kuri dėl šio sutrikimo patiria visus 3 simptomus iš karto. Dėl šio sutrikimo ji taip pat turi sutrikimų vystantis, patiria pykčio priepuolius ir nenori miegoti. Užmigti gali tik medikamentų pagalba. Mažiausia gyvenama sala pasaulyje yra tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Niujorko valstijai priklausančioje Aleksandrijos įlankoje. 6-ame dešimtmetyje ją nusipirko Sizlandų šeima, kurie ją pavadino Just Room Enough sala, lietuviškai užtektinos vietos sala. Nusipirkę šią 310 m² ploto salą, šeimininkai ant jos pastatė 2-aukštį gyvenamąjį namą ir pasodino medį. Norėjo turėti egzotinį atostogų namelį. Šiandien sala yra tapusi vietiniu turistiniu objektu. Ją pasižiūrėti atvyksta tūkstančiai žmonių. Tiesa, į ją nuplaukti negalima, tai privati nuosavybė, kurioje kartais atvažiuoja pailsėti tos pačios namą pasistačiusios šeimos nariai. Kaip namelis atrodo iš vidaus, šeimininkai žurnalistams taip niekada ir neparodė. Paštininkas turbūt nedžiugauja, kai tuo adresu siunta kas nors atsiunčia. Šiaip salytė primena Džino Vėžlio namus iš Drakonų kovų animacinio serialo. Stalinui mirštant šalia jo nebuvo gydytojo. Jo mediką tuomet kankino saugumiečiai, kaip ir daugelį kitų specialistų. Diktatorius buvo įsitikinęs, kad gydytojai, daugiausia žydų kilmės, siekia išžudyti sovietų vadovybę, o jo daktaras, kuris jam rekomendavo mažiau dirbti ir daugiau ilsėtis, veikė prieš jį. Stalinas gulėjo patale paralyžiuotas ir negalintis pratarti nei žodžio. Jam niekas nepadėjo 12 valandų, nes persigandę jo pavaldiniai bijojo iškviesti kitą daktarą. Prašyti pagalbos jie bijojo, nes galvojo, kad jei Stalinas atsigautų, jie būtų nubausti už jo poilsio trikdymą ir veikimą be įsakymo. Galiausiai, kai kažkas išdrįso kviesti medikus, buvo atsiųsti ne patys geriausi specialistai, nes daugelis patyrusių gydytojų tuo metu buvo suimti ir tardomi. Senieji Airijos įstatymai leido nėščioms moterims vogti maistą, jei jos kažkurio metu labai kažko užsinorėdavo. Anksčiau, kai kur Europoje buvo paplitęs manymas, kad norimo maisto negavusi nėščioji gali susirgti ir mirti, arba jos kūdikis gali gimti deformuotas, nusėtas apgamais ir dėmėmis. 2015 30-metis prestižinį Princeton koledžą baigęs Thomas Gilbertas jaunesnysis nužudė savo tėvą. Mat pamokyti išlepusį bedarbį sūnų panoręs verslininkas tėtis vietoje $1000 per savaitę pradėjo sūnui siųsti po 300. Sūnui teismas skyrė kalėti 30 metų.
2004-aisiais Ryanair skrydžių kompanijos savininkas Michaelas O'Leary Airijos sostinėje atidarė taksi kompaniją. Ten įdarbino vienintelį darbuotoją – save. Taip pat įmonėje užregistravę savo automobilį Mercedes, jis legaliai galėjo važinėti Dublino autobusų juostomis. Dauguma pasaulio žmonių nemoka plaukti. Pagal duomenis iš 142 pasaulio šalių, net 55% žmonių nuo 15 metų amžiaus nemoka nei plūduriuoti, nei plaukti. Dauguma nemokančiųjų – moterys. Labiausiai nemoka plaukti žmonės iš nepasiturinčių šalių. Ten plaukti moka vos 3 žmonės iš 10. 2017 gydytojai iš 47 vyro plaučių išoperavo gabaliuką masės, kuris, kaip buvo manoma, buvo auglys. Su gydytojais vyras konsultuotis pradėjo dėl staiga prasidėjusio kosulio. Masę ištraukus paaiškėjo, kad tai buvo žaislinis kelio kūgis, kurį vyras springdamas įkvėpė per savo 7-ąjį gimtadienį prieš 40 metų. Žaislą išoperavus, paciento kosulys dingo. Arnoldas Schwarzeneggeris buvo pirmas civilis Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris nusipirko Humvee karinę transporto priemonę. Jam ji taip patiko, kad jis įkalbėjo jo gamintoją pagaminti civilinę jo versiją, kuria būtų legalu važinėti gatvėse. Šį automobilį išleido 1992-aisiais. Tai buvo Hummer H1. Kartą žudikas Melvinas Chelsea Karas automobilio bagažinėje namo parsivežė 3 savo aukas. 2 jaunas moteris, kurias prieš tai išprievartavo, ir vienos jų sūnelį. Tuomet namo garaže automobilio išmetamą į vamzdį šlangą prijungė į bagažinę ir ją uždarė. Uždusinus aukas atidarė bagažinę patikrinti, tačiau įkvėpęs anglies monoksido iš bagažinės užduso ir pats. 4 lavonus aptiko į garažą ryte tądien įėjusi vyro žmona. Įsivaizduokite jos šoką. Miręs vyras ir šalia guli dar 2 nepažįstamos moteris ir 2-metis vienos jos sūnus. Ironiška ir tai, kad žudiko pavardė buvo Car, angliškai automobilis. Po serialo Bręstantis blogis, kuriame pagrindiniai veikėjai gamino metamfetamino kristalus, kai kurie realiame gyvenime veikiantys šio narkotiko gamintojai pradėjo jį specialiai dažyti mėlynai, kad primintų tą iš serialo. Toks jų marketingo tikslas, kad produktą įsigyti rinktųsi iš jų. Iš tikrųjų, grynas metamfetaminas yra bespalvis arba baltos spalvos. Seriale jį atvaizdavo kaip mėlyną, kad sustiprintų istoriją ir vizualų Walterio White'o produkto tyrumą. Smegenis tyrinėjantys mokslininkai savo tyrime padarė išvadą, kad vaikų, kurie šeimoje patyrė psichologinį ir fizinį smurtą smegenys, buvo paveiktos labai panašiai kaip karių, kurie aktyviai kovėsi mūšio lauke. Paprastai žodžiais tariant, šeimoje smurtą patyręs vaikas reaguoja taip, kaip kare dalyvavęs žmogus. Pokyčiai smegenų sistemose vėliau jiems išvysto įvairias emocinės bei psichologinės problemas ir kitus sutrikimus. Su žmonėmis egzistuoja toks įdomus reiškinys pavadinimu Bannisterio efektas. Kai kažkokį barjerą perlipa bent vienas žmogus, tai pavyksta padaryti ir kitiems. Šis reiškinys buvo pavadintas vieno bėgiko garbei, kai šis pirmas istorijoje 1 mylę nubėgo per mažiau nei 4 minutes. Žmonės prieš tai galvojo, kad tai fiziškai tiesiog neįmanoma, tačiau bėgikui tai padarius, vienas po kito pradėjo kristi vis nauji rekordai. Bannisteris šventai tikėjo, kad jam tai pavyks, kol kiti psichologiškai patikėjo tik tada, kai tai įvykdė kažkas kitas. Šie efektai yra apibūdinęs ir žymiausias pasaulio skateris Tony Hawkas. Sakė, kad kai kuriuos iki tol niekam atlikti nepavykusius neįmanomus triukus, jis šlifuodavo metų metus. Kai pagaliau tai padarydavo per varžybas, po kiek laiko tai darant pamatydavo paprastus kiemo vaikus. Šiek tiek panašiai į Vienas namuose filmo istorija nutiko 2012, kai nuo tėvų prekybcentryje nuklydęs 11-metis nuvyko į oro uostą. Ten perėjo per patikras, prisišliejęs prie vienos šeimos, jis be paso ir be bilieto sugebėjo išskristi iš Mančesterio į Romą. Berniukas sakė, kad norėjo tai pabėgti iš namų. Įsivaizduokite, kaip turėjo atrodyti pokalbis tarp mamos ir policijos. Radom jūsų sūnų.
Prekybos centre? Ne, Italijoje. Visus su šiuo įvykiu susijusius darbuotojus oro linijos ir oro uostas tuomet suspendavo. Panaši istorija nutiko ir 85-aisiais, kai du draugai nusprendė nuvykti aplankyti savo herojaus, aktoriaus ir imtynininko Mr. T. Tai jie be bilieto įsėdo į traukinį ir nuvyko į Dubliną. Ten iš fontano prisirankiojo pinigų smulkioms išlaidoms ir maistui. Tada nuvyko į oro uostą, perėjo per patikras ir pamelavo, kad jų tėvai greitai pasirodys, o juos paleido eiti anksčiau. 10-metis ir 13-metis airiai taip įsliukino ir į lėktuvą į New Yorką. Ten nuskridę berniukai policijos pareigūno paklausė, kaip nuvažiuoti į centrą. Tuomet jų kelionė ir baigėsi, kadangi pareigūnas juos sulaikė ir greitai išaiškino jų atvykimo istoriją. Po kiek laiko berniukai buvo parskraidinti atgal į Airiją. 17-metis iš Bristolio kartą nuėjo pasirodyti akių gydytojui, nes prastai pradėjo matyti. Jam akise pradėjo matytis juoduliai. Pasirodo, jo regos praradimai buvo visam gyvenimui ir nepagydomi. Jam vėliau nustatė itin didelį vitaminų nepakankamumą. Jis nuo vaikystės kasdien valgė tik skrudintas bulvytes, traškučius ir batoną, kartais ant jo uždėdamas rūkyto kumpio ar dešros. Teoriškai jis buvo paskelbtas neregiu. Gvatemaloje vadinamoji pati pavojingiausia pica pasaulyje yra kepama itin neįprastu būdu. Ją kepa ertmėse prie aktyvaus ugnikalnio arba tiesiog ant lavos. Ši atrakcija pritraukia nemažai keistų potyrių užtroškusių turistų. Panašių atrakcijų atsirado ir kitose šalyse, kur yra aktyvių ugnikalnių. Turbūt tik ne pats protingiausias dalykas valgyti ant visokių nuodingų dujų keptą maistą, dar pabarstytą vulkaniniais pelenais. 2014 vyras iš Rusijos vardu Igoris gamtoje buvo užpultas meškos. Brutaliai gyvūno talžomas vyras jau buvo susitaikęs su mirtimi. Bet tuomet suskambėjo jo telefonas. Pasigirdo skambučio melodija nustatyta Justino Bieberio daina Baby. Meška tai išgąsdino ir ji pabėgo, palikdama vyrą gyvą. Ačiū, kad žiūrėjote. Kuris faktas jums patiko labiausiai? Kaip visada pasidalinkite komentaruose. Iki kito karto.